Sveiki, mėlyjeji, mano vardas Loreta ir aš šnekuosiu su dvasiomis. Ne tik mirusiomis, bet ir tomis sielomis, kurios gyvena ten ir niekada gal nėra net atėję į žemę, nėra gyvenę žemėje, su visom būtybėm, kurios nori su manimi šnekėti. Tik tai geromis ir aukštos vibracijos. Tai yra svarbiausia. Šitame kanale aš esu, kaip pasakyti, tas, kuris girdi ir pranešiu visas informacijas, kurias gaunu iš jų, tiesiai jums. Tai darau jau apie 3 metus. Jie mane atvedė čia, išmokino visą to. Tai nebuvo mano pasirinkimas, tiesiog susiklostė tokios aplinkybės, kad aš beveik vos nenumiriau ir buvau labai arti mirties. Ir po to, kai aš atsibudau, po metų prasidėjo visokie įdomus dalykai. Aš pradėjau girdėti balsus ir iš pat pradžių nesupratau, kas vyksta, bet aš nepasakyčiau, kad aš išsigandau. Tik tai jie man liepia pasitikėti ir keliauti ten, kur jau jie mane ves. Ir tiesiog mėgautis kelionę ir viso to, ką aš išmoksiu ir ką patirsiu naują. Ir nuo tada, nuo 21 metų, visa tai ir prasidėjo, visa ta kelionė, mokymasis, jie mane nuvedė ir aš supažinau su grupe, kurie mane labai daug ko išmokė. Išmokė, kaip kontroliuoti mano jėgas, kaip tiesiog su jais bendrauti, kaip leisti jiem bendrauti per mane. Aš matau mirusias sielas, sielas su manim gali bendrauti, aš perduodu žinutes iš mirusiųjų, aš perduodu žinutes ir iš vedlių, ir aišku, iš būtybių, kurie ne vien tik tai yra tarp mūsų. Tiek, dabar pamėginkime pažiūrėti, kas atėjo, nes mane pakvietė į viršų ir mano 2 dukros apačioj, tai jie mane pakvietė į viršų, aš žinau, kad kažkokią žinutę aš turiu perduoti ir tai bus iš Galaktikos federacijos. Kas nežino, kas yra Galaktikos federacija, tai yra organizacija, tai yra ateivių grupė, ne vien tik tai viena, bet yra ateiviai, kurie yra sudaryta kaip parlamentas lietuviškai, ir jie prižiūri mūsų žemę, kaip mes tobulėjame, kaip vystosi, ir kaip viena iš jų atstovių, kurie gali girdėti juos, aš esu tas, kuris perduoda žinutes tiesiai jums iš jų. Dabar, ką aš girdžiu, tai aš girdžiu, kad skaitos, tai yra, angliškai yra broadcasting. Tai, kad jie tikriausiai skelbia, tai kaip radijas, jie tiesiog šneka dabar ir tiesiog kartoja, kurie išgirs, ir kaip aš tokia pranešiu visiems kitiems. Taigi, leiskite man įeiti į savo būseną, nes visų žodžių aš negirdu, bet aš jau girdžiu, kad jie šneka vienu žodžiu. Leisk pasižiūrėkim, ką čia nori mūsų pranešti mums visiems. Tai bus nauja ir man, ir jums. Gerai, dabar aš girdžiu, kad bus dar vienas šuolis, kuris vyks žemės kelionė, dar vienas šuolis. Labai stipriai gali paveikti labai jautrus žmonės, kurie yra jautrus. Šiaip tikriausiai daugiau jautrumas yra tie žmonės, kurie yra gimę po vėžio ženklų. Daugiau tokie vandens ženklai, žuvis, vėžys, nežinau, kas dar ten, skorpionas įeina tikriausiai to vandens ženklo.
nelabai gerai žinau tas astrologijas. Tai atsiprašau, jeigu aš suklysiu, bet vienu žodžiu, tie, kurie sueina su vandens ženklais, tie daugiausiai ir turės jautrumo. Visiems kitiems šiaip turėtų šiek tiek lengviau. Aišku, kurie yra gimę po žemės ženklų, tai jiems bus dar lengviau praeiti. Tai vienu žodžiu, kažkoks jau dar vienas svarbus šuolis, aišku, tai ne vien tik tai taip šuolis, tai kvantinis šuolis, kuris vyks Žemėje. Bent jau taip jie šneka, matyti bus tie saulės blyksniai, kuris ateina labai stiprus, jie sako ne vienas, bet bus keli. Tai tom dienom prašom pasirūpinti išgerti, šiaip tai, jeigu jau jaučiatės nekaip, gerkite daugiau vandens, nes daugiausiai mes esame ištroškę, mūsų kūnai sudaro 70% vandens ir mes iš tikrųjų nelabai geriame daug vandens. Tai vienu žodžiu pasirūpinkite tikrai vandeniu ir gerkite vandenį, tai yra labai sveika ir jums tiems yra naudinga. Tai yra vyksta kvantinis šuolis, saulės blyksniai, kurie įvyks tikriausiai jau rugsėjo mėnesį, jie man sako, didžiausi bus rugsėjo pabaigoj. Dabar aš jaučiu didelį spaudimą viršugalvijo, didelis spaudimas. Aš paprašysiu, kad jie man taip nespaustų. Atsiprašau. Prašau duoti informaciją šiek tiek lėčiau, nes man skauda galva. Ačiū. Gerai, toliau. Jie sako, kad gali vykti dideli įvykiai susiję su labai dideliais pasikeitimais. Ypatingai tie įvykiai įvyks mėnesio gale, rugsėjo mėnesio gale. Labai labai svarbus, jie sako. Kuo svarbus? Jie sako svarbu žmonijai. Bet jie sako, tai neimti tiek daug į galvą, tai yra tik bendra informacija visiems, pranešimas. Ne tai, kad mes kažką turim galvoti, kad čia kažkas blogai vyks, tik tikrai visada mes turime būti pozityvus ir tiesiog suprasti ir gyventi, kad jūs esate savo gyvenimo dievas, jūs tai turite suprasti, jūsų gyvenimas, jūs esate dievas savo gyvenimo ir niekas kitas. Jie sako, kažkur gali vykti ir žemės drebėjimai, kitose žemės vietose, aišku, ne Lietuvoje. Jie nori pasveikinti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių prasibunda, ypatingai Lietuvoje, nes jie dėjo labai daug energijos į tą vietą, nes žmonės buvo tikrai labai jie sako, uždengti tamsa ir jie galvoja, kad tikrai nieko kitokio gyvenimo negali būti, bet tai yra netiesa, tai tiesiog yra iliuzija. Ir visas iliuzijas galima tiesiog išnaikinti, jie taip sako. Jeigu tau ta versija, jie sako, jeigu tau ta versija, kurią tu dabar gyveni, netinka, tu gali pakeisti viską. Jie sako, jie labai stengiasi sustabdyti karą, jiems nepatinka, kad mes vienas kitą žudome. Jie sako, tai yra beprasmiška. Tik tai daugiau skausmo suteikiame kitiems ir patiems savo.
pasirodo, dabar ką aš girdžiu, pasirodo šitą žinutę yra daugiausia skirta būtent rytiniai daliai, tai būtent jau Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Baltarusijai, Ukrainai, Rumunijai ir Vengrijai. Jų nuomonė bus didžiausi pasikeitimai būtent toms šalims, taigi nenustebte turėti labai didelių pokyčių. Jie sako taip, pokyčiai bus gerai, bet priklausoma nuo kiekvieno žmogaus, kaip tie pokyčiai jie norės, kokių pokyčių gauti. Jeigu kažkoks pokytis jums netinka, jūs tiesiog turi pasakyti, aš to nepriimu, man jisai netinka, man jo nereikia, viskas, viso gero. Jūs tiesiog priimkite informaciją, kuri jums naudinga, su kuria jūs galite tobulėti ir toliau vystyti savo sielos kelionę, keliauti toliau, be baimės, svarbiausia, be baimės. Tai va, pasirodo tiek informacijos rugsėjį, pažiūrėsim, kaip ten bus, kas, gal šiek tiek nusitęs ir iki spalio pradžios visą tą informaciją, ką aš duodu, nes jie kitą kartą negali tiksliai apskaičiuoti tų jau kaip ten viskas veiks, nes jeigu jie sudeda planetas, suveda tas planetas ar tas žvaigždes į tas vietas, vis tiek yra kažkiek šleifas. Aš tikrai nežinau, bet kitą kartą būna ten šiek tiek pradžioje ir pabaigai, ir tas, kai jau būna, ir šiek tiek dar velkasi į priekį dar, tai būna toks langas, kaip jie sako. Tai va, tai ne visada gali būti viskas tiksliai, va, kaip jie pasakė, va tą dieną, ar dar kažkas, nes vis tiek mes gyvename ir mes keičiame savo požiūrį ir mes tobulėjame, tai kitą kartą gali ir šiek tiek ir nusikelti ir vėliau, ir gal iš vis net vykti, tai yra iš vienos labai, jeigu nevyks kiti įvykiai, kurie yra nenaudingi mums. Jie siunčia jums visiems meilę, jūs labai myli, jumis rūpinasi ir nori, kad jūs niekada nepamirštume, kad jūs esate niekada nesate vieni. Su jumis yra visada ir jūs visada esate pasirūpinti. Tai va, tiek šiandien, buvo malonu su jais pabendrauti, jau buvo nebendrau su jais gal porą mėnesių, gal šiek tiek mažiau. Tai priklausomai, kas ateina ir iš kur ateina, bet man regis tai buvo vieni iš tų, su kuriais aš bendrauju, tai yra skruzdėlių atstovai Galaktikos federacijoje, taigi tai buvo iš jų. Jie labai patenkinti, kad jūs prasibundate, vis tokių žmonių prasibunda ir mato ne vien tik tai vieną dalelę visoje dėlionėje, bet iš tikrųjų mato ir dėlionę pradeda matyti, tai yra nuostabu. Jie labai džiaugiasi, nes jie dėjo labai daug energijos į tą vietą, nes toj vietoj buvo tikrai daug susikaupę negatyvumo, daug skausmo, daug nuoskaudų, tiesiog nusivylimo žmonių. Ir jie nori pakelti būtent su tokiais žmonėmis kaip aš, kurie yra prasibudę ir gali jums duoti daugiau informacijos. Ir aišku, ne vien tik tai jūs turite visą pasiekėti savo vidiniu balsu, nes jūsų vidinis balsas ir yra jūsų vedlys ir jis visada nuves ten, kur jūs turite būti ir patirsite tai, ką jūs turite patirti ir tiesiog mėgaukitės gyvenimu, nes gyvenimas yra tikrai nuostabus. Kai leidi ir pasitikė Dievu ar į kuo jūs tikite, tai nesvarbu, bet
Svarbiausia, kad jūs pasitikite ir žinote ir kad jumis rūpinasi, kad jūs turite didžiulę armiją už savęs ir prie savęs ir aplink save, kurie jumis saugos. Ir tiesiog, jeigu kas nemalonaus įvyksta, nenoriu sakyti blogo, nes tai niekada nėra blogo, nes dažniausiai bloga, kas įvyksta mums negatyvaus, gyvenimas mus stumia į geresnį, į tolimesnį, į nuostabesnį kelią, nes galbūt tas kelias nėra mums pakeliui, kaip mes norėtumėm žemiškai, bet tiesiog mūsų sielai to nereikia ir mums reikia kažką kitą patirti ir tai yra nuostabu, nes mes visi negalime būti vienodi. Taigi, nuostabaus vakaro, ar dieną, nesvarbu, kad jūs klausysite, aš dabar rašiau vakare, keliom minutėm. Dar paklauskime, ar vis tik dar kokios nors informacijos jie nori, kad aš perduočiau. Ne, daugiau nieko negirdžiu. Vadinasi, visas tai buvo, kai pradės pranešiau visiems iš Galaktikos federacijos, labai malonu su visais pabūti, labai malonu visus jūs pajusti energetiškai. Aš jaučiu, kad tikrai mano naujas kanalas, šitas kanalas turėtų toliau plėstis ir kurtis ir tiesiog kurti naują bendruomenę su žmonėmis, kurie žino, jaučia, patiria naują gyvenimo prasme ir ne vien tik tai ieško pilnatvės žemiškose dalykuose, bet tiesiog ieško pilnatvės iš vidaus. Tai ką, iki mylėjai, ade.